Sveiki visi, su jumis sveikinasi aš Mūsų, šiame žaidžiame statinių mapą. Taigi antras epizodas statinių mapę. Tai atsitiko viena problemėlė. Suprantat, Minecraftas su modais yra įdomesnis. Jo, tai ir aš turėjau senam SP Minecraft'e tokį modą Tale of Kingdoms. Ir kaip žinot, pas mane jau įeina tas tipo seivas ir aš su šituo seivu ėjau netyčia per tą SP ir tiesiog man ta pilis pasistatė, tai štai jinai. Tai tikiuosi labai ant manęs nepyksit, kad jinai pasistatė, tiesiog ją labai daug dėmesio nekreipsim, tiesiog jinai grožį pridės biškį, tam grožį, bet pasakau, kad ne aš stačiau, nes ši ne mano darbo pilis, bet kas nežino, tai vat galite atsisiųsti šitą modą, parašykit komentaruose, kas norit jo, galėsiu jums atsiųsti. Tai va toksai paprasta pilaitė. Tikrai neturi daug ko ypatingo, bet tikrai labai graži. Man pavyzdžiui, čia šulinys, šiandien buvo galima permiegot. Tai ką dabar statysim, tai namą. Visų pirma pastatysim namuką. Tokį kažkokį, nežinau, kokį gražų, aišku, kad gražiai atrodytų, derėtų prie visko. Tai čia buvo maisto pardavinė. Tokia teta. Tai čia buvo vietoj karaliaus pas karalių, tai va ten va. Tiesiog galėsit apsižiūrėti plačiau, tiesiog aš jums taip dabar trumpai aprodysiu, kas čia yra per modus. Tai toksai modus tiesiog iškart, kai sugeneruoji pasaulį, tai tiesiog rodo, ar tu nori, kad pastatytų tau pilį ar ne. Pasistato pilis tuo modu ir tiesiog ta pilis būna su žmonėm, čia vaikšto žmonės, tikrai įdomus modas, patarčiau išbandyti, jei kas nežinot, iš kur aš jį parsisinčiau, tai tiesiog įdėsiu linką kažkur ir viskas. Tai tiek apie tokią problemėlę, gal net ir visai neblogai čia dera, koks, nežinau, spawnas bus. Na gerai, tai dabar čia biški buvo problemų. Tai gerai, dabar jeigu girdėsit pašalinius garsus, tikrai ant to nepykit. Žinot, jau labai tokio laiko, kai tėvų nėra namie ir taip toliau, kurt negaliu, nes vis tiek dažniausiai jie būna. Tai ir ką, pradėsime. Tai manau gražiausias blokas man kol kas būtų. Bandysiu padaryti tokį derinį. Nežinau, kaip man išeis. Va tokį, pavyzdžiui. Tokį. Pavyzdžiui, padarom, pabandom padaryti. Va, stiklas. Ir kaip atrodo. Nežinau, man pavyzdžiui tai nėra blogai. Man pavyzdžiui gražiai atrodo. Gerai. Tai ir pastatysim namuką. Tai jeigu kam nepatinka, kad per gamus statau, tai žinokit, neturiu tokio išlikimo, kad galėčiau taip statyti, tiesiog rašykit komentaruose. Noriu, kad tu kurtum išlikimą, jei jūs norite ant rimto. Ir aš tą išlikimą sukursiu, tikrai sukursiu ir tikrai bus žymiai geresnis. Bent jau aš taip manau. Kaip jūs manot, kai sukursiu, nežinau, jūs tiesiog rašykit, norit, nenorit to išlikimą, nes draugai sako, išlikimas boring, jau visiems nusibodo, tipo. Tai vat. Rašykit komentaruose, kam nenusibodo ir kas norit, net už vieno vaiko balsą, bet jeigu, aišku, bus tiesiog bus parašyta daugiau komentarų ne, tai tada, aišku, nekelsiu, nes jau prilygtų daugiau žmonių nei vienam. Tai čia man tas vanduo visko trūkdo. Tai tiesiog aš jį uždengsiu, o to aš jį visai uždengsiu. Tai manau, biški sustabdysiu video, noriu parodyti savo idėją, biški čia apsišvarinsiu. Tiesiog ir parodysiu jums čia priekį, koks jisai bus. Bet visą namą nepastatysiu už kadro, tai susitiksim. Na štai sugrįžome, tai va taip atrodytų priekis.
mano manimu gražiai atrodo. Nežinau kaip jum. Patinka, nepatinka. Tai dabar, manau, darysim tiesiog tokį dalyką ištisai. Tai biškutį tobulinsim, taip sakant. Darysim tą pačią, tai manau, čionais va būtų didelis langas. Gana didelis, nes gražiai atrodytų. Tai pažiūrim, kaip atrodo. Vis dėlto gal ir neblogai atrodo. Šitas langas didžiulis, tai šitas namas bus gana didelis, bet atsiminkit, šitas namas bus skirtas turbūt ne vienam ir turbūt net ne dviem žmonėm, o trim. Tai tiesiog šitas namas todėl toks didelis ir gausus. Tai aš dabar pažiūrėjau, man labai gražiai atrodė va toks, pavyzdžiui, stogas. Va, šitoks stogas man būtų labai prie širdies. Aš pažiūrėjau, tikrai gražiai gaunas, va, kaip matot. Ir pavyzdžiui, taip kiltų į viršų, na, tokiu būdu. Tai tikrai neblogai, manau, atrodo. Ir čionais užbaigsim šitą didžiulį langą. Mane čia spokso. Žinot, hebragi. Gerai, čia suskaičiuojam 2, 4, 3. 2, 4, 3. Gerai, lygiai, viskas normaliai. Čionais gerai. Na ir manau dar kažkiek dar užtęsiu tą namą. Ir va čia jau lenksiu posūkį. Va taip va. Ir čionais bus, manau, nebus jokio lango. Nes, manau, darysiu arba laiptus į antrą aukštą, arba jei nebus antrą aukštą. Nežinau, kaip sugalvosiu. Tiesiog padarysiu krosnį. Ir tiek, bet taip iš plytų labai vien tik plytos negražiai atrodys, tai biškį langų irgi padėsiu. Tai jeigu kas turit minčių dėl šito epizodo, ką galėčiau pastatyti, tai sakykit. Arba tiesiog norėtumėt, kad čia iškart būtų sukurtas serveris ir 2 žmonės statytų, tai galite taip pat prisijungti. Irgi padarysiu serverą, tiesiog ir prisijungsit jums tuo įpu. Gerai, čionais dabar čionais darysim tą, nu tai kažkur čionais va padarysim nedidelį langą. Man tai visai toks namo stilius yra gražus ir jeigu kas galvoja, kad šitas namo stilius kažko nukopijuotas, tai ne. Šitą namo stilių sugalvojau aš tiesiog galvoju, kam iš kitų imti idėjas, jei ir pačio idėjas gali kažkam praverst, patikt. Jau gal to kitų idėjas kažkam nusibodė. Šiandien tai padariau. Va. Tai va, toksai namas būtų gavęs. Nu, toksai namas būtų kažkur. Toksai va, čionais, aišku, nieko nėra, bet kažką sugalvosim, kad gražiau atrodytų. Tai dabar, ką norėčiau pranešti, tai lago man nėra absoliučiai, bet jeigu aš staiga sujudėčiau labai greit arba ekraną pradėčiau judinti, man pradėtų pamažu FPS krist ir tiesiog palagintų. Todėl Hunger Games man sunku lošti, bet nebijokit, aš žaisiu juos, tik tai man geriau būtų jau su draugu, nes su draugu man rizika jau netokia didelė. Bandžiau vienas nufilmuoti Hunger Games'ą, vienintelis, be jokio draugo. Ir gavosi tai lėvai. Tiesiog užmušiau vieną čiūvą, kuris buvo su golden armorais. Visų setų aš buvau su visų setų, kad ir kaip jokingai skamba, tik tais šito odiniais šarvais. Ir aš jį paėmiau. Nors jisai turėjo Stone Swordą, aš ir Stone Swordą, tiesiog ar jam ten palūžo kompas, ar kas ten jam buvo, tiesiog aš jau užmušiau. Ir jei kas manot, kad aš parkur esu lėvas, galit siūst kokius, nežinau, parkur mepus man, pereisiu juos, pasistengsiu, gal fail gali būti ir daug, bet
pasistengsiu gerai pereiti ir turbūt daugelis žino tas servas sg.vch.lt. Tai aš jame filmuoju video. Hunger Games nufilmavau vieną tik tais kol kas, bet filmuosiu ir daugiau. Planavau filmuoti parkūrą, bet tuomet kažkodėl man lagas buvo didžiulis, dabar kaip matot tiesiog, lagas mažas, todėl dabar galėčiau filmuoti parkour mapą, bet dabar planavau nufilmuoti statinių mapą. Tai va tai va būtų. Toks man namas, manau, kad visai dar nieko išėjo, po to ten vidų įrengsim. Ir šitas epizodas bus ilgesnis. Šitas epizodas jau bus tikrai ilgesnis, nes aš tiesiog dabar jau mokėsiu kaip padaryti, kad tau filmuotų, kiek tu tikrai nori laiko. Tai tiesiog reikia ten kažko sutikti ir viskas. Sutinki ten su kažko, tau atsiunčia kodą SMS, tu tą kodą parašai ir viskas. Tau video ilgumą gali kurti kokį tik nori. Tai dabar dėl garso. Sakiau, kad pasitobulinsiu garsą, bet man nepavyko, bandžiau siųstis kitus frapsus, viską bandžiau. Bet tai tikrai neišėjo gero dėl to, kad su vienais lagina. Su kitais dar vienos bėdos. Tai tiesiog šitas frapsas yra man geriausias, bet tik dėl garso. Tiesiog garsas tas prastas, bet nemanau, kad jisai jau yra toks prastas, kad jau nebeįmanoma žiūrėti video. Bet jeigu jis jau toks prastas, kad nebeįmanoma net žiūrėti video, tai parašykit komentaruose, jau tada kažką darysiu. Tikrai, nes tiesiog man svarbu, kad žmonės mano apie mano video kūrimą. Kai buvau visiškas nemėkšla, kurdavau visokius tenais išlikimo video, kurie buvo tikrai lėvi. Ir su bandikamo dar tuo. Bet to nebepasikartos. Tas nebepasikartos, tikrai jau nebebus viršui rašoma fraps.com, www.fraps.com arba www.bandikam.com. To jau nebebus, nes tiesiog turiu frapsą, kuris man geriausias, bet jūsų nuomonę norėčiau išgirsti. Ir dabar komentaruose rašiau, kad bus klausimų atsakymų video. Tai jo, jisai bus ir aš turiu jau keletą klausimų. Ir tie klausimai yra visokių. Nėra jau tokių super klausimų, į kuriuos neatsakyčiau, peržvelgiau visus klausimus. O kas klausimų yra 8. Komentaruose arba į mano Facebooką rašykit. Kas turit mano Facebooką, įdėsiu, jei neužmiršiu, įdėsiu į descriptioną savo Facebooką arba Skype'ą. Skype'as jau sakiau, nuoltavau paprastai, kaip mano nikas taip ir rašot. Ir gausit tiesiog. Kaip mums čia gavus? Jeigu vidų įrengsim, manau, kad dar gražiai gausis. Traukti šią kryperį. Gerai, tai pradėsim turbūt nuo grindų. Tai, manau, padarysim čionais. Čia, jo, žinau, ką jūs dabar galvojat, kad čionais what the fuck vanduo, bet čionais buvo upelis, kurį aš tiesiog uždengiau. Bet jis vis tiek užsidengs su kažko, ką aš išdengsiu, ar kilimu, ar tuo, dar kažko. Bet gana blogai, tai kad atkilimą nepasideda lova, nes tikrai būtų taip geriau, patogiau. Bet kaip yra, man pavyzdžiui, tai netrūkdo. Ir nežinau, mano kurie draugai stato už mane žymiai gražiau, bet kaip aš statau, taip statau. Kai kuriem gal irgi gražiai statau. Kai kuriam gal šlykščiai statau. Tai va tiek apie tai. Tai manau, nežinau, darysim gal tiesiog šviesas lempas išjungt, kad galima būtų. Ir grindys aš nežinau, kokias man daryti. Jeigu aš pabandyčiau padaryti šviesiai mėlyną, gerai, šviesiai mėlynas dažytas molis, kaip atrodytų?
neblogai. O jeigu mes biškį pamargintume jį, padarytume margesnį, kaip atrodytų, pavyzdžiui, kaip atrodo, nežinau, nelabai man kažkaip taip atrodo. O jeigu man vienos spalvos labai gražios yra sujungtos, taip pat kaip ir policijos švyturėlis, nežinau kaip jį dar pavadinti. Palaukit. Ai, jau galvojau Hunger Games būdų. Nu, pabandom taip padaryti. Blemba, ne taip padariau dar. Nu, žinot, man pavyzdžiui taip gražiai atrodo. Tai dabar tiesiog viską išdėliosiu taip. Kad yra ai. Tai dabar reikia dėti va taip. Tada taip va. Va, visai taip išdėlioju, kad būtų toksai margas. Čia skaitysis kaip kilimas, nes vis tiek vilna. Bet gal kilimą kokį ir uždėsiu. Vis tiek gražiau bus. Taigi, vieną dalyką norėčiau pasakyti. Kai kurie žmonės manęs klausia, kokį namą statei, kai buvai pradedantysis Minecrafteris. Tai gali būti juokingai, bet namą pradėjau statyti. Pirmąjį savo namą pradėjau statyti iš va šitą bloką. Iš smėlio. Tai galima pagalvoti, kad tai labai idiotiška, nes smėlis nukrenta. Taip, tai idiotiška, smėlis nukrenta, bet tuo metu aš nežinojau. Ir kai stačiau namą, mane taip užmysdavo, kai tas smėlis nukrisdavo, jūs net neįsivaizduojat. Aš galvodavau, ką čia man daryti, kas čia per š. Tas smėlis vis nukrenta ir nukrenta. Nu taip, padariau tiesiog tokią išvadą, statyti namą iš dirto. Nes, nežinau, man dirtas gražiai atrodydavo, tiesiog gražiai tas dirtas atrodo. Iš toli atrodo, tikrai nėra, iš toli taip žiauriai neatrodo. Atrodo lyg tai kokia mediena ar dar kas. Tai vat, čia apie tai buvo, aš dabar nežinau, jeigu aš pastatyčiau krosnį, va čia naisva, man įdomu, ar sudegtų vilna, ar ne. Tai vat, tą ir dalyką išbandysime, ar man sudegs ta vilna, ar jinai liks savo vietą kaip ir turėtų likti. Bet jeigu jinai pradės degti, aš tenais aplinkui apdėsiu kokiu stonu, kad gražiai atrodytų. Ir čia dar pabaigti reikia, tai čia raudončia mėlyna. Va, viskas. Na gerai, čia gal jau ir padaryta, kaip manau. Grindys jau įrengtos. Ai, čia jau yra spaustukai šitie mygtukai. Nu va, grindys tikrai, manau, gražiai atrodo. Dabar dėl lempų. Tai viską čia iššvarinam. Pasiimam šitą. Tada pasiimam šitą dalyką ir... Ne, šitą ir šitą. Va, viskas gerai. Ir dabar va čia padarysiu turbūt. Šitas aktyvuos šitą. Šitas eis, dabar išgriaunu. Įkat, čia išgriausim, po to sustatysiu. Tai tiesiog... Palaukit, taip jis reaguos ar nereaguos. Reaguoja. Gerai. Tai aš kaip padarysiu, aš tiesiog iš naujo pradėsiu video filmą, dabar sustabdysiu. Parodysiu jums visą techniką, kokią norėjau padaryti. Tai gerai, susimatysiu. Tai va, štai visa technika, kurią aš padariau. Tai technika yra tokia. Šitas leveris aktyvuoja šitą dirtą, per dirtą praeina energija ir aktyvuoja lempą. Tai taip padariau visas, taip pat ir vidurinę. Sumaniau, kad vidurinė irgi bus. Tai kas galvojat, kad durnai labai padariau, kad to pačio, bet tiesiog geriau man taip patogiau daryti, taip geriau, kas nelabai gerai mokas redstone'ą daryti, tai manau, kad šitai bus jums lengviau padaryti. Tai vat. Na štai, padaryta, tai turbūt, nežinau, turbūt jau greit baigsiu epizodą. Dabar tiesiog padarysiu
trečią dalį, čia bus trečia dalis. Tiesiog šito statymo, na tai ir užbaigsim, ką pradėjom. Tai gerai. Dabar mums reikės pastatyti krosnį. Tai krosnį aš pabandysiu pastatyti tokiu būdu. Nors niekada nesu bandęs, bet pabandyti verta. Tai negražiai atrodys. Tiesiog iš geriausių. Tai va, taip va. Nežinokit, taip, tai tikrai negražiai atrodo. Ir manau, man užteks tik 2. Pasukom padarysiu, tai su grotom, nes su grotom geriausiai yra, geriausiai gaunasi. Va taip, va. Ne, va taip, va. Ir taip geriausiai man gaunasi su grotom padaryti. Čia tipo ten kaminas išeina. Va, gerai. Nu va, čia tipo kaminas išeis. Kaminą padarysiu vėliau. Čia kurią aš vėl, ai. Gerai. Gerai. Tai jeigu kas nežino, kaip aš paimu va taip greitai ne iš inventoriaus, tai tiesiog paspaudžiu tą rutuliuką ir man jį duoda. tą dalyką, pavyzdžiui, va. Ir viskas, ir man davė. Tai vat, dabar reikės ugnies, tai manau, kad taip padarysiu, taip padarysiu, taip padarysiu, taip padarysiu. Ir vietoj tų aš uždėsiu redstone. Šitą. Ir kad pabandysiu pažiūrėti, ar tos vilnos mano nedasieks. Gerai, kur čia... Ar taip gražiai atrodys? Ar taip gražiai atrodys? Kur čia tas... Va. Manau, kad šitaip gražiau atrodo. Ok. Ir dabar liko įžiebti ugnį. Ir įžiebimą baigsiu, kai įžiebsiu ugnį. Ir baigsiu šitą epizodą. Tai gerai, degtukai. Kur degtukai, aš juos vadinu degtukais. Jeigu kam įdomu, kas tai yra, jeigu kas nežino, tai tiesiog padega, nu, tas, kur padega flint steelas. Gerai, kur tas dalykas randasi? Koks skirtumas atrasiu taip. Va, radau. Tinagas ir geležis vadinasi lietuviškai. Va, gerai. Ir kai matote, va, dabar visas, kai matote, šviesas įjungtas, paspausiu leverį, šviesas išjungtas. Tai dieną išjungiam, naktį įjungiam. Na tai su šito epizodu baigsiu. Tai štai kaip gavosi mūsų tas namas. Turbūt gražiai, turbūt ne. Nežinau, kaip kam patinka. Kaip kieno skonis. Va taip, va bus tiesiog. Ir dar uždėsim, jeigu tikrasiu, nes aną kartą tai neradau. Tiesiog nerandu to dalyko ir tiek. Manau, greičiau būtų tai padaryti. Tai tik šitą ir pasimt. Iki pilies ir pasimt. Voratinklį. Va, gerai. Čia kaip gražiai gavosi toksai. Ir čia tipo dūmų. Va. Na gerai. Tai laikinkit, komentuokit, prenumeruokit. Ir iki kito pasimatymo. Ate?